Kalbės Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Jūsų didenybės, Jūsų Ekscelencijos Lietuvos viešnios ir svečiai, brangus Lietuvos žmonės, tūkstantmetės valstybės pilietės ir piliečiai. 1009 metais iškilmingos vienuolės ranka užrašė 5 raides Lietuva. Jos reiškia Lietuvos vardą. Tas vardas buvo naujiena iš viso pasaulio periferijos atrastos krikščionių misionierių ir tapusios Europos istorijos dalimi. Moteris iš Saksonijos padarė įrašą, kurio dėka Lietuva šiandieną švenčia savo 1000-metį, o jos sostinės 1000 metais tapo Europos kultūros sostinė. Krašto, kaip ir žmogaus gimimą, simbolizuoja jo vardas. Lietuvos vardo atsiradimas liudija politinės bendruomenės ir jos sąmonės pradžią. Lietuva, kaip tada, taip ir dabar, yra ne teritorija, o žmonės, suvokiantis savo priklausomybę konkrečiai bendrijai. Ir šis suvokimas reiškiasi ne tik krašto viduje, bet ir ryšiais su išoriniu pasauliu, per kurios praturtėjame įspūdžiais bei žiniomis ir giliau suvokiame savo tapatybę. Todėl kalbėdami apie Lietuvos 1000-metį, kalbame apie mūsų 1000-metinę Europoje vietą. Lietuvos ženklai šios istorijos atkarpoje tai nauja europinės teisės samprata žymintis pirmasis Lietuvos statutas, vakarietiško lavinimo suvokiama 16 amžiaus rytų Europai atnešęs Vilniaus universitetas, pirmoji Europoje Lietuvos ir Lenkijos konstitucija, Lietuvos, Latvijos, Estijos tautų laisvės valią simbolizuojanti žmonių grandinė Baltijos kelias, bei daugelis kitų svarbių įvykių. Po pirmojo paminėjimo Lietuva dėja keliems šimtmečiams išnyko iš civilizuoto pasaulio ir liko už krikščioniškų misijų horizonto. Šis išnykimas ir vėliau įvykęs sugrįžimas tai visos mūsų istorijos atspindis. Nekartą atrodė, kad Lietuva ir lietuviai išnyks visiems laikams, tačiau pasiekus kritinę ribą, tautos dvasia sutelkdavo žmonės, suteikdavo drąsos ir pakeldavo dar vienai kovai už laisvę. Ir šitaip šimtmečius ištuša 1000-metį ir šiandieną iš 1000 metų perspektyvos žvelgdami egzistencinės tautos pastangas bei patirtus išgyvenimus, kartais apgailestaujame, kad mūsų praeitis nesusiklosti taip sklandžiai, kaip kai kurių kitų tautų. Bet kartu turime būti dėkingi Dievui, istorijai ir žinoma savo protėviams, kad mūsų neištiko prūsų, jotvingių ar kitų išnykusių baltų genčių likimas. Nuo karaliaus Mindaugo valstybės iki sausio 13-osios Lietuvai teko išbandymai nuolat reikalaujantis aukų. Tačiau kritiniais momentais visada atsiversdavo mūsų tikrosios vertybės ir tapdavo itin aišku, kas mums iš tikrųjų svarbu. O svarbiausia, siekiant išlikti visais laikais, buvo dvasios stiprybė ir solidarumas su kitomis tautomis. Gerbėmieji, šiandieną lygindamas istorinę Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, apriepusią didelę dalį Europos ir Europos Sąjungą, manau, kad tai giminingos dvasios dariniai. Visos tautos juose rasdavo ir randa vietą, leidžiančią realizuoti fizinės bei dvasinės galias ir neprarasti unikalios tapatybės. Būtent toks yra visavertis buvimas žmogaus tarp žmonių,
tautos tarp tautų, valstybės tarp valstybių. Ieškoti kompromiso, kai reikia derinti interesus, tačiau nepripažinti jokių nuolaidų, kai kalbame apie pamatinės laiko ir istorijos patikrintas vertybes. Viena svarbiausių tokių vertybių yra laisvė. Lietuva šiandien džiaugiasi švęsdama kartu su savo kaimynais ir draugais. Šis atvirumas ir solidarumas puikiai prielaida ir Lietuvos, ir Baltijos regiono, ir visos Europos ateičiai. Tikiu, kad šią patirtimį ateityje deramai pasinaudos istorijais kūrėjai, kaip šiandien mes mokomės iš savo tėvynės istorijos. Pagarbiai lenkiuosi visiems tos puslapčius rašantiems, visiems visais laikais ginusiems ir ginantiems, kuriantiems ir kūriusiems. O Lietuva nuoširdžiai sveikina savo valstybę, pradedančią skaičiuoti naują istorijos erą. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną mūsų krašto žmogų ir brangius svečius, atvykusius drauge atverti antro tūkstantmečio duris. Sveika ateinančio amžiaus Lietuva.